praktiškai įstojau dėl mainų. Man vien įstojus į universitetą iškart pirma mintis važiuosiu mainų programą. Koreja irgi buvo viena iš tų šalių, kurias norėjau aplankyti. Prieš tai domėjausi kultūra ir viso kito, tai kai sužinojau, kad mano universitete, Klaipėdoje LCC, yra galimybė į Koreją nuvažiuoti, tai jau kai tik 2 metai prasidėjo, iškart pildžiau formas ir jau važiuosiu. Iš tikrųjų, tiesiog norėjau Koreją, viskas, taškas, važiuoju. Semestrą nesiūlė stipendijos į Koreją važiuoti, bet aš labai norėjau, tai man buvo arba tas semestras, arba man nepavyks iš viso niekur važiuoti. Nes su tais kursais visokių gali būti problemų ir visą kitą. Tai atrankos praktiškai nebuvo, gavus taip, kad į Koreją vieną pati ir važiavau iš universiteto. Buvo pilna dvejonių. Iš pradžių, aišku, džiaugsmas, laiškas gavau, priėmė mane visą kitą. Bet paskui pradedi galvoti, jeigu dokumentai tokie ir anokie, paskui kelionė, gauti bilietus, kaip čia nuvažiuoti, kai man pasitiks, nepasitiks, prasidėjo visos tos smulkmenos, jau ėmė lįsti galvą, pradedi dvejoti, bet vis tiek nestabdai ir toliau į priekį. Dabar gal ir sunkiai atsimenu, ką aš jaučiau tada. Bet nebuvo labai baisu. Aišku, iš pradžių kaip čia, aš viena, aišku, pasiklausiu, ar yra dar kažkas, kas pretendavo į Koreją ir visą kitą, bet nebuvo, tai tada toks, šokas, biški, gerai, kaip nors. Bet paskui, kai jau oro uoste stovi, tai toks, nežinau, jau čia nėra kur bėgti, tai tiesiog važiuojam. Studijų kokybė šiaip gera. Aš buvau tame Kyunghee International ar tam Kyunghee universitete. Tai jisai yra, kiek sužinojau, UNESCO įrašytas. Tai kokybė studijų, tai čia faktiškai puikiai yra. Tai dėl to tikrai nesiskundžiu. Iš esmės dėl nieko nesiskundžiu. Lengviau buvo vien dėl to, kad aš buvau mainų programos studentė. Jeigu aš būčiau tenai nuolatinė studentė, būtų žymiai sunkiau, nes konkurencija labai didelė Korėjoje yra, kas liečia studijas. Ir jau, kai paskelbė egzaminų datą, jie kokias 2 savaitės prieš intensyviai ruošės. O šiaip tai, kaip mainų programai atvažiuoti, tai tau, kaip ir turėtų būti lengviau, nes tu to pačiu ir mokais ir keliauji tenai. Tai fantastika, tiesiog fantastika yra. Turėjau galimybę dar daugiau išmokti, daug žmonių pažinti naujų vietų pamatyti, pakeliauti to pačiu. Tiesiog neįkainoma patirtis yra. Pavyko ir susitikti dar ten ir lietuvių. Iš Vilniaus universiteto buvo, kas į mainų programą atvažiavo, buvo ir nuolatinė studentė tenai. O šiaip nemažai, aišku, ir vietinių draugų susiradau ten universitete. Jiem įdomu, jie nori pažinti nauji žmonės irgi, aprodo vietas, nusiveda kažkur. Labai šiltai pasitiko. Tai yra šalis, iš kurios negaliu sakyti daugiausiai išmokti, bet tikrai gali daug išmokti, nes yra kultūra visiškai skiriasi kultūra nuo mūsų. Ir tiesiog atvyksti į naują pasaulį. Ir net nežinau, kaip pasakyti, bet tiesiog kažkas naujo tenai ir išmoksti kitokių dalykų, susipažįsti su kitokia kalba, kitokiais žmonėmis ir tiesiog jauti, kad pats praturtėji iš savęs. Iš tikrųjų nereikėjo. Ten, jeigu jau norėjai, pats galėjai mokytis tą korėjiečių kalbą. Bet šiaip tikrai nereikėjo jokių pradmenų, ten oro uoste angliškai galiu susikalbėti, atvažiavus pasitiko mumis, tam tikrom valandom su autobusuku nuvežė iki universiteto, tai be problemų tenai. Tai aišku, visų pirma, turi būti suteikta informacija apie visus reikiamus dokumentus, išvažiuojant, tai nežinau, čia koordinatoriai atsakingi, viską susiųsti, datas, iki kada, kur kaip ir kaip pasirinkti studijas ten kitame universitete, kurią važiuoji. Kas liečia dokumentus, dėl vizos turi informuoti, kas kaip, dėl finansų, stipendijos irgi yra, nėra. Visa informacija turi būti pateikta, kad paskui nebūtų taip, kad atvyksta ir
trūksta to, trūksta nuo. Aišku, popierių yra visur, kad ir bet kurią šalį važiuojant. Bet šiaip tai tikrai patarčiau nebijoti, nes visada tenai bus žmonės, kurie gali padėti. Jeigu kažkokios problemos yra, visada yra atsakingi asmenys, kurie prižiūri tos atvykusius, padeda. Jeigu kyla klausimų, kokių nors problemų ar ten su dokumentais kažką, visada bus, kas gali padėti. Pavyzdžiui, kai mes atvažiavom, kiekvienam iš mūsų atvykusiam žmogui buvo paskirtas po vienas mokinys, kuris buvo atsakingas už mumis. Padėjo su studijom susitvarkyti visą kitą, su apgyvendinimu, visą, ko tik tai reikia. Ar neturi kompanijos nueiti kažkur į miestą, paskambini, varom. Tiesiog labai šiltai pasitinka ir tikrai prižiūri, kad viskas būtų gerai. Jie nori, kad tau gerai sektus, kad tau iš tikrųjų ta patirtis būtų tobula.